Pirmoji vadovų klaida – tai manymas, kad niekas jiem negresia, kadangi jų turtas yra atskirtas nuo vadovaujamos įmonės turto. Jeigu tai nėra individuali įmonė, kurią jie vadovauja, jie mano, kad uždarosios akcinės bendrovės, mažosios bendrijos, tai yra atskiri subjektai ir dėl to atsakomybė jiems nekils. Be abejo, tai yra uždari atskiri subjektai, tačiau atsakomybė gali kilti įvairiausiais pagrindais. Aš išskirčiau 2 pagrindinius atsakomybės pagrindus vadovams. Tai visų pirma, tai yra bendrieji atsakomybės pagrindai. Iš esmės juos nustato Civilinio kodekso 2.87 straipsnis, kuriame numatyta yra vadovo pareiga elgtis sąžiningai, atsakingai, vengti interesų konfliktų, vengti sudarinėti neteisėtus sandorius ir panašiai. Taip pat akcinių bendrovių įstatymas, mažųjų bendrijų įstatymas. Kas liečia juridinių asmenų nemokumo įstatymą, taip pat yra numatyta atsakomybė vadovams, jeigu jie savo veiksmais padaro žalą įmoniai. Tai yra specifinis deliktas ir kuogi jis pasireiškia. Jis pasireiškia tuom, kad vadovai atsako už tai, kad jie laiku nesikreipia dėl bankroto bylos iškėlimo įmoniai. Kiek įmonės vadovas turi susimokėti už tai, kad nesikreipia dėl bankroto iškėlimo laiku? Ši suma paskaičiuojama tokiu būdu. Identifikuojamas įmonės nemokumo momentas, tai yra būtent tas momentas, kada įmonė jau tikrai tapo nemoki. Tai gali būti, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentai, tai gali būti tarpiniai kažkokie balansai, tai gali būti momentas, kada, iš įmonės buvo paimtos jos gamybos priemonės ir įmonė toliau veiklos vykdyti negalėjo. Ir nuo to nemokumo momento, kada įmonė tapo nemoki, iki momento, kada įmonė buvo iškelta bankroto byla ir įsiteisėjo, visas tas žalos padidėjimas ir yra laikomas žala, kuri turi būti priteisiama iš įmonės vadovo. Kaip pavyzdį galiu pateikti tokį, kad įmonės, nemokumo momente jinai turėjo 10 000 eurų skolos ir per laikotarpį nuo nemokumo iki bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjimo galbūt kai kurios skolos buvo sumokėtos, kai kurios atsirado naujos, buvo papildomai skaičiuojami delspinigiai, palūkanos ir panašiai, ir bendra skolų suma jau bankroto bylos iškėlimo dienai bus 60 000. Tai vadinasi, iš 60 000 mes atimsim 10 000, tai yra tiek skolos, kiek įmonė turėjo tada, kada jau buvo nemoki, kada įmonės vadovas privalėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo, tai ir bus ta suma, kurią įmonės vadovas privalės atlyginti.